Sveiki. Išėjus naujiems Linux branduoliams nuo 3.0 ir aukščiau iškilo tokia problema kai kuriuose kompiuteriuose su kai kuriomis integruotomis vaizdo plokštėmis, Intelio, kiek pastebėjau daugiausiai, iškilo ta vadinama black screen problema, tai kada įdėjus instaliacinį diską, paleidus jį, po kiek laiko pasidaro juodas ekranas ir nieko nebegalima padaryti. Daug kur forumuose matau užduodamus klausimus apie tai ir nusprendžiau padaryti trumpą video pamokėlę, kaip tai yra daroma. Tai nėra sudėtinga, galima labai nesunkiai pasidaryti, kai žinai, ką daryti. Tai va, daugiausiai, kiek pastebėjau, į šitą sąrašą papuolė Aceriai, Toshibos, ten, visokie tie Travel Machine, E-Machine ir taip toliau. Taip pat įdėjus diską, kai jau pradeda krautis iš disko, spaudžiate bet kurį klavišą ir atsidaro toks langas, kalbų pasirinkimas. Dabar aš pasirinksiu lietuviškai. Dabar turi kalbą pasikeisti. Taip. Dabar spaudžiame F6, kiti nustatymai. 6, atsidariusiam lange mes nieko nedarysime, todėl spaudžiame Escape. Jis užsidaro ir mūsų apačioje lieka ta vadinama komandinė eilutė, kur mano žymeklis dabar čia laksto. Čia mes dabar rašysime ACPI, brūkšnelis apačioje. Nežinau, kaip jis vadinasi, jeigu taip jau gerai taisyklingai kalbėti. OC lygu Linux. Viskas. Spaudžiame Enter ir kraunamės. Dabar man taip neatsitiks, bet jums, jeigu bandysite, jeigu turite šitą problemą, pradėjus krautis, ekranas vėl monitorius pajuoduos. Tada reikia paspausti FN klavišą ir dar vieną kažkurį, kuris reguliuoja šviesumą monitoriaus. Pas mane tai yra klavišas į kairę, kur yra rodiklėlės į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę. Pas mane tai rodiklėlė į kairę. Pas jūs tai gali būti, jūsų kompiuteriai gali būti kitas derinys FN ir, sakykime, F6, F7 gali būti. Ten yra ant klavišų nupiešta, galima nesunkiai pamatyti. Taip. Dabar čia pas mane kraunasi VirtualBox'e, todėl turbūt užims labai nemažai laiko, nes kompiuteris silpnokas, todėl aš paspausiu pauzę ir kai užsikraus, tada mes toliau įrašinėsime. Na štai, užsikrovė mūsų LiveCD versija. Dabar toliau diegiame, įsidiegiame kaip normaliai, jums pasikraustų tokią rezoliuciją, kaip priklauso ant jūsų monitoriaus. Įsidiegti irgi, įdiegimo dabar nerodysiu, ne dėl to mes čia, ne apie tai kalba eina. Sakykime, kad jūs jau įsidiegėte sistemą ir pirmai sesijai užsikrovimui vėl reikės redaguoti taip pat, kaip redagavome užsikraunant LiveCD. Ten reikės, kai užsikrauna grubas, reikės paspausti E raidelę, toliau vėl atsiras ta komandinė eilutė ir vėl po QSplash rašote ACPI, OC lygu Linux ir tada F10, man atrodo, ir užsikraunate toliau. Ten bus parašyta, ką reikia spausti, reikia netingėti paskaityti. Ir tada užsikraus pirmoji sesija. Kai užsikraus pirmoji sesija, atsidarote tada jau Nautilusą, failų sistemą, etc.
Ieškom default, kur yra. Mais. Ir atsidarome terminalą. Terminalas. Terminale rašome sudo gedit ir paimame ir nutempiame į terminalą grubo failą. Tiesiog taip. Visą tą galima ir iš rankos užrašyti, bet suklysite kokią raidelę ir bent jau man tai būna, kad pradedu nervintis ir tada iš vis nieko nedarau. Jei turite kantrybės, galite užrašyti. Taip, tada spaudžiate Enter. Tada jūs paprašys slaptažodžio, ko man dabar nebus, nes pas mane live sesija. Aš taip esu su root teisėmis. Root. Ir vat atsidaro grubas, čia rašote. Vėl tą patį, ką įrašėme ir ten. ACPI. OSI. Lygu. Linux. Išsaugome failą. Čia man dabar, aišku, tai neturi reikšmės, nes jis vis tiek neišsisaugos. Ir uždarome. Ir toliau terminale rašote. Update group. Oi. Galbūt reikia root teisių, galbūt reikia sudo update group rašyti. Na, čia nesudėtinga. Išbandysite vieną kitą variantą. Tada spaudžiate Enter. Jeigu aš dabar paspausiu, nieko neįvyks, nes pas manęs grubas dar neįdiegtas yra. Tai va, paspaudžiate Enter, atsinaujina jums grubas ir daugiau redaguoti nieko nebereikės. Tada jau užsikraunant, bet kiekvieną kartą reikės spaudinėti tas FN, kaip pajuoduoja ekranas, monitorius kaip pajuoduoja, vėl reikės spausti FN ir tą kitą klavišą, kuris reguliuoja šviesą. Tai tiek žinių. Šiam kartui viskas turėtų veikti, sėkmės jums naudojantis Linux. Labai linkiu jums gerai praleisti laiko ir įdomiai.